Mes Ispanijoje, Baja Aragon, trečias ar ketvirtas pasaulio taurės čempionatas. Vakar turėjom testus, pasibandėm pirmą kartą šitą žvėriuką. Tai T1 plus Evo Toyota. Vakar reikėjo prisiprasti, kitaip važiuoja negu T1 plus paprastas automobilis Toyotas. Šis platesnis, aukštesnis, tai tikrai didelis skirtumas. Testai praėjo puikiai, apsipratinom prie žvėriuko. Tai viskas gerai, šiandien tokia laisvesnė diena, reikės praseiti technikinę administraciją ir rytoj laukia prologas, šeštadienį 2 steidžiai ir sekmadienį dar 1 steidžas. Tai iš viso bendrai kilometrų turėtume padaryti apie 500 kilometrų, susirinkę daug kietų driverių, tai žiūrėsim kaip seksis. Iš tikrųjų laukiu nesulaukiu, nes mėnesį laiko nevažiavau po Argentinos, tai tikrai mini pertraukėlė yra, bet kaip sakau, visą laiką pasiruošę esam ir lauksim rytojaus starto. Jo, antras varžybos su Toyota. Iš tikrųjų nėra labai lengva iš Challenger peršokti šitą tokį didelį automobilį, aukštesnį, reikia šiek tiek laiko, bet jau ne pirmą kartą važiuoju su Toyota, tai biškai ramiau, nes pirmos varžybos buvo su Toyota Čebaja, tai jokių testų neturėjom, prieš dieną turėjom tik vieną dieną testų ir iš karto varžybas, tai toks jauduliukas buvo, dabar šiek tiek jaučiuosi tvirčiau, jau žinau šiek tiek mašiną, tai manau, kad viskas bus gerai. Taip, mūsų tikslas yra bent lipti ant podiumo, praeitais metais buvo galimybė, tik šiek tiek padarėm klaidelę ir kritom į 8 vietą, bet šias varžybas tikrai bandysime stengtis užlipti ant podiumo.